Tai va, važiuojam dabar šveist ir dirbam toliau. Tai va, firewallas baigtas, ačiū Edvinui, kad jisai man jį suvirino ir rezultatas. Tai va, kaip ir norėjau, visur čia daleista, ten šveleriukas L formos, kuris prilaiko visą firewallą apačioj, sutvirtintas tarp stakanų gaunasi tas. Čia iš viršų iškelta, padarėm tokius laikiklius dar specialiai, kad patį firewallo viršų laikytų. Čia vis tiek polikarbonatas, kai užsidės, dar čia bus tokia juostelė, kur pats polikarbonatas prie jo prisiglaus, tada viskas užsihermetins šitoj daly. Ir čia darysim atskirai dar vieną stiklo dalį, kuri, manau, bus kilnojama, kad būtų galima bet kada poreikiai esant išimti stiklą, pasireguliuojam amortikus ir uždedam atgal stiklą. Tai va, toliau išsiėmiau rankinį, išsiėmiau pedalus, išsiėmiau visą kitą, pradėjau po biškį kėbulą šveistis, kur jau buvo pakilę biškį rūdis, nes visgi kažkur tai matyt drėgmės vis tiek gauna, ypač per Matsūrį, kai lyja, nes ta prasme buvo mašina pilnai sandarė ant tiek, kad per Matsūrį vienu momentu tiesiog jaučiau, kaip palei kojas vanduo laškojas, tai gal sakiau padarysiu dabar kažkokią skylę, kad per dugną išbėgtų ir po biškį eisim šveist pačios mašinos, čia jau kaip ir va pradėjęs biškį šveist.
viską. Tai dar reikės pačius lankus apsišveisti. Šitas vietas irgi čia va išsivalyti, kad nebūtų rodžių. Tenai va pats kraštas irgi. Čia va irgi reikės apsišveist, kur biškių parodiją. O po to nežinau, sakiau, gali būti, kad gal su rodžių surišėjų viską perpusiu, kad uždėtą pagrindinį sluoksnį, nes yra toks specialus rodžių surišėjas, kuris yra su epoksidu. Tai ir kitko jisai čia naudotas. Irgi uždariau šitą skylę, nes čia pastoviai reikėdavo, kas kažkiek gonkių susiurblių, siurbt gumas, kurios ateina nuo padangų. Čia reikės viską irgi išsiplauti. Šitas siūlės reikės prasihermetinti, buvo pastebėjau, kad būtent per šitą vietą vanduo patenka į saloną. Aišku, ten nežliaugia belė kaip, bet patenka į saloną, tai čia viską reikės irgi užsihermetinti. Ir paskui jaučiu, kad dar gal ir tas skylės panaikinti. Šiaip tų dūmų salone nebūdavo daug, bet kažkiek būdavo. Tai reikia dar daryti tai, ko nepadariau prieš tai rinkdamas mašiną. Daugiau einam kažką darbuotis, kažką daryti. Šiandien buvau parduotuviai, užpirkau detalių motoro perrinkimui. Tai faktiškai visos tarpinės, vožtuvų gumelės. Tada dar lauks iš Alekso turėtų būti koliko perkelimo komplektukas, kurį irgi kolika apsukinės. Nors jam šeštam pagal tai, kaip darė firewallą priekinį. Šitoj vietoj čia va pilnai telpa su žarna, su viskuo šitoj vietoj. Čia ateina sklendė, žarna nueina tenai, bet kadangi ten pas mane stovi kečkenas ir aš ten negalėsiu oro filtrą įleisti, plus aš turiu išsiėmęs tą skardą, tai man reiktų tada galvoti, kaip uždaryti oro paėmimą, kad čia būtų kaip šalto oro paėmimui. Tai bus pas mane apsuktas kolikas ir kažkaip taip leisim per priekį, prieš priekinį radiatorių. Tai tiek žinių. Šiaip labai džiaugiuosi, kad Edvinas Litvinskas sutiko man pagelbėti su motoro perrinkimu. Tai taip kur kas greičiau vyks darbai, nes kol aš čia dar darbuosius prie kėbulo, jau rinksis motoras. Ir kaip tik bus proga pasimatyti su Edvinu jo garaže, pasiklausinėsim apie jo naują kėbulą ir tuo metu gal kažką dar papasakosim apie pačią veškę. Dar turbūt daugelis žinot, kad Linas Ramoška ruošia Matsūriui svečiams zetkę, o kadangi pas mumis komandoje yra 2 zetkės ir spėkit, kas tą zetkę jo surinkinėja. Taip, tai yra Laimonas ir šiandien naudojasi mūsų dažymo kamerą, tai galim nueiti ir pasižiūrėti, kaip sekasi dažyti sparnus ir buferį. Kaip jūs ten sakom, kaimo vietovėj prie alaus sueisime? Tai tam kartu tiek.